Sveiki. Saulė tiesiai šviečia akis, akinių negaliu nusimti. Tiesiog grožiuosi gamta, stebuklinga, nuostabia gamta. Jau kaip ir nuostabi ta žiema. Toks visiškas sulėtėjimas, visiškas buvimas savyje, su savimi, savo mintimis. Ir kartais labai gerai tas stiprus vėjas, kai mums tas mintis prakedena, jos tada plaukia pro šalį, kad neužsisuktumėm tam rate. Jo, džiaukimės gyvenimu, džiaukimės šią akimirką, nes ji labai trumpa, šią akimirką, šitas gyvenimas. Aš manau, kad visame kame galime mes atrasti tą grožį. Gal daug kas pagalvos ar pasakys, kad jo labai gera būti ten, kur saulė, gražus šiltas oras, bet nepatikėsite, labai daug čia yra žmonių, kurie depresuoja. Man buvo tikra naujiena, siurprizas, kaip čia pavadinti, kad gyvenant tokioje nuostabioje šalyje, saloje, įmanoma turėti depresiją, įmanoma turėti panikos atakos, įmanoma vartoti vaistus nuolatos. Pasirodo, tai dažnas tai daro kiprietis, gal ir net ne kiprietis. Tai aš manau, kuriame mes gyvenimą ten, kur esam, nesvarbu kokio šaly, šalta, šilta, aš manau, tai yra išorė. Taip, daug kas sako, kad saulė padeda mums susigrąžinti į tą būtį, į tas energijas ir panašiai, bet mes tai renkamės. Mes esam savo gyvenimo šeimininkai. Mes nusprendžiam, kur gyvenam, su kuo būnam, ką darom, ką veikiam, su kuo bendraujam ir panašiai. Nes daug kas žmonės sako, nėra laiko, dar kažką. Taip, mes savo meluojam, savo ieškom kažkokių pasiteisinimų, vaikai, vyras, šeima. Aš manau, kiekvienoje situacijoje galima atrasti kažką. Tai jeigu tu tikrai nori, jeigu tu tikrai iš viso širdies svajoji, vieną dieną tikrai taps realybė. Tikrai. Nes aš kažkada svajodavau, kad norėčiau gyventi ten, kur šilta, kad galėčiau susikalbėti iš karto anglų kalba, kad nereikėtų mokintis taip staigiai kalbos ir panašiai. Ir vieną dieną kalbu ir galvoju, gyvenu savo svajonį. Netgi taip gali būti. Taip gali būti. Daug kas galvos, čia tau gerai, čia tau lengva. Nebuvo lengva, tikrai nebuvo lengvas tas kelias ir manau, dar tikrai visko jo bus. Kaip ir ėjau šiandien tais vingiuotais takeliais, aukštyn žemyn dobotais, visokių tų takelių buvo ir bus, manau, ir nieko, manau, nėra taip blogai, nes tai ir yra gyvenimo grožis, kai mes galim nusileisti, galim pakilti, galim eiti, plaukti, banguoti. Jūra labai, gamta mums viską atspindi, visus mūsų vidinius dalykus, gyvenimo visą tą grožį ir panašiai. Aš manau, kad kas nori, tas kuria, tas eina. Aš manau, labai daug įstrigus yra žmonių, kaip čia dabar labai populiaru sakyti, jauka, bet jie tikriausiai nežino, kaip išeiti iš tos pozicijos, jiems geriau paverkti, padejuoti ir nereikia atsigręžti į save arba pajudinti kažkokį, kaip sakoma, pirštą, ar ne, pajudinti, atsistoti tiesiog nuo sofos ir eiti ir daryti, ar ne.
Labai vienas žymus aktorius tai yra padarę. Pakelk tą šikną, pajudink ir daryk. Išeik iš to komforto zonos, nustok sėdėti ir nieko nedarant verkti. Kai tu jau būsi daug ką padaręs, tada nebesinorės net ir verkti. Taip, yra visokių tų akimirkų gyvenime, visko būna. Bet jeigu mes užsibūnam tame, pradedam griaužti, galvoti, kad čia, kodėl čia man ir taip ir panašiai, todėl, kad tu tam esi pasiruošęs, tam ir žadina tave. Visi tie išpoliai, nuopoliai, išėjimas iš komforto, tai padaro mus stipresnius, įkvepiančius labiau, dalintis savo gyvenimo patirtimis ir gyvenimo grožiu. Taip, vakar žiūrėjau labai įdomius, tokius širdį paliečiančius filmus, retai darau, bet vienas apie romantinę meilę, kaip būna gyvenime, kaip susidėlioja viskas sugrįžti. Kitas irgi taipogi apie meilę, bet tokia tragiška, trumpa, bet labai labai graži istorija iš tikrųjų. Nečirpai eina, paliečia, nes gyvenimas tikrai labai trumpas. Vieną dieną sėdi, džiaugiasi laimę, kitą dieną jis sužino, kad sunkiai serga ir jam trumpai lieka gyventi. Tai vat kurkime šiandien ir dabar, nes taip ir yra gyvenime. Nes mes nežinom, ar mes atsikelsim rytoj, ar kažkas už kampo mūsų laukia. Mes galvojam, kad sveikata, kad ir kažkoks ilgas gyvenimas laukia kažkada mūsų. Bet ne čia ir dabar, vat ne čia, ne toj pūgoj, ne toj saulėj, jūroje ar kažkur tai. Mes galvojam, kad kažkada susitaupysiu kelioniai ir važiuosiu. Kažkada, kai nebijosiu, surasiu su kuo keliauti, tada ir keliausiu. Nebus to laiko. Jeigu nepriims čia sprendimo, niekada nebus to laiko. Tad linkiu atsimerkti, atsistoti, eiti, daryti. Jeigu kažkam kažko nedrąsu, galite rašyti drąsiai man žinutę. Įkvėpsiu, padėsiu, pasidalinsiu savo gyvenimo patirtimis. Jeigu tik tai jums tai padės atsispirti nuo to būties taško, kartais reikia tos pagalbos, kartais tikrai labai sunku atsispirti mums patiems, nes mes esam labai giliai įklimpę. Bet kitiems žmonėms patinka tai murkdytis, atrodo, ir padedi ir visa kita. Ir neduodi tos energijos, žiūrėk, kaip pats nieko nedaro. Aš dažnai klausiu žmogaus, oi, čia blogai jaučiuosi, sakyt, ką tu padarai šiandien dėl savęs, savo geresnės savijautos, dėl savo gyvenimo geresnės kokybės. Ką tu šiandien padarai? Koks tavo šiandien planas? Ko tu ėmeisi, ką tu darai dėl savęs? Ne dėl kažko tai išorinio gyvenimo, dėl kažkokių finansų ar kažko tai, bet dėl savęs. Nes viskas ateina nuo mūsų vidinės būsenos, nuo mūsų savijautos, nuo mūsų to energetinio taško. Net nežinau, kaip išreikšti žodžiais, kartais tie dalykai slypi daug giliau. Tai va, ta gražia žinute, to gražiu vaizdu, norisi visiems dalintis tą meilę, tą šviesą, kad spinduliuotų visada ta saulė mumyse viduje. Nesvarbu, koks oras už lango. Reikia ir lietaus, reikia ir sniego, reikia ir vėjo, visko mums reikia. Kaip ir mumyse, nebūna kiekviena diena vienoda. Jos visos skirtingos. Tai ir tuo nuostabus tas gyvenimas, nes jeigu būtų kiekviena diena ta pati, mums nebeįdomu jau gyventi. Pasidaro nuobodu, pasidaro rutina ir toje rutinoje mes nematom to grožio. Tai va, linkiu visiems nuostabių akimirkų kiekvieną dieną, nors labai daug visi čia kalba apie čia ir dabar. Bet reikia išgirsti tikriausiai ir pajausti. Linkėjimai.